Turim A klasę 2014 metų ir pas ją yra viena tokia problemėlė. Tai kišam raktelį, sukam ir visiškai niekas nevyksta. Atrakinti, užrakinti automobilį galim, bet neveikia degimas, neįsijungia ir automobilis nesiveda. Tai pabandysim sutvarkyti šitą problemą galbūt programiškai. Na ką, bandom. Kol kas nieko. Antras bandymas. Volia. Turim. Na ką, draugai, turiu pasidžiaugti šiek tiek su naujienomis. Pradedu teikti tokią paslaugą kaip FBS4 blokų programavimas. Tai yra naujesnė immobilizerių sistema Mercedesuose. Tai yra nuo 2014 metų. Kaip žinote, nei rakto negalima padaryti, nei, tarkim, blokų pririšti naudotų prie jūsų automobilio. Tai jau galima padaryti šitos dalykus apart raktų. Tai čia matome, yra originalus variklio valdymo blokas, kuris mirė, neatsako, negalima jo nuklonuoti. Tai nupirkau kitą iš šroto ir jį jau pririšau. Jau buvau pasijungęs, automobilis užsiveda, viskas tvarkoj. Išprogramavom AdBlue sistemą ir dabar viską montuosiu atgal. Tai sudėjęs bloką atgal, šiek tiek papasakosiu daugiau. Taigi, išradėjau jau su 212 prasitestuoti jį. Dabar skaitosi klaidos, pasižiūrėsim, ar nėra kažko tai paslėpta. Šiek tiek trumpai apie visą šitą FBS4 reikalą. Tai nuo 2014 metų Mercedesams blokus praktiškai pririšinėdavo tik tai Mercedes centras ir tik tai naujus. Arba išskirtiniais atvejais galima būdavo bandyti klonuoti. Bet šiuo atveju nebuvo ką klonuoti, tai variklio kompas buvo miręs. Pririšau naudotą iš šroto kitą variklio kompiuterį. Buvo išprogramuotas AdBlue. Vėlgi, nes buvo čia prieš tai jis irgi išjungtas. Ir automobilis dabar užsikuria, važiuoja ir reikės tik tai galbūt kažkokias tai adaptacijas numušti ir panašius dalykus. Tai galima iš tikrųjų įvairioms priemonėms, įvairiems mersams, tai yra E klasiai, V klasiai, iš esmės bet kuriam mersui, tarkim, pavarų dėžės kompas 7G, 9G galima nuklonuoti, galima pririšti naudotą kompą, taip pat variklio kompai, DSM blokai, tai yra selektoriai elektriniai, įvairius blokus galima bus dabar ryšti naudotus. Nebus būtina pirkti naujų ir mokėti labai brangiai. Tai vat, tokias džiugios žinios į metų pabaigą. Jau turbūt šį video žiūrite naujaisiais metais. Palinkėsiu visiems džiaugsmingų naujųjų metų, smagių, gerai praleisti visas šventes ir su gera sveikata pasitikti naujuosius. Tai turbūt šiandien su šituo video tiek ir iki. Vat į tokį vaizdą iššokam ir senai jau bebuvo informacijos apie mano hybridą. Tai trumpai papasakosiu, kas dabar vyksta. Jau yra labai nemažai darbų padaryta. Tai yra pakeista pavarų dėžė, kardanas, dar krūva reikalų, liko labai daug darbų su elektra. Dabar perdarinėju variklio skyrių, tai yra keičiu generatoriaus vietą, dėsiu kompresorių kondicionavimo, reikės visą sistemą pajungti. Tai labai yra pakankamai daug skirtumų priekyje variklio.
Vat matom, tokia yra galvutės, sakykime, gal ne galvutės, o variklio bloko toksai vat rėmas, kronšteinas, ir jis yra nuo hibridinio modelio. Dėsime nuo paprasto ir vat matom, yra vandens pompos korpusas su vandens pompa, generatorius, škyvas tinka tas pats. Tai šitos dalykus reikės sudėti atgal tinkamus ir reikės toliau bandyti surinkinėti visą šitą barzdą. Labai daug darbų. Nusprendžiau kokį gerų porą savaitėlių skirti šitai mašinai, kad viską surinkti iki galo kaip priklauso, nes jau automobilis stovi apie pusę metų ir nieko neveikia, tik tai išaldyti pinigai. Tai pabandysim viską surinkti kaip ir buvo originalė ir pabandysim visą šitą dalyką paleisti. Na ką, kol keliauja kai kurios detalės, pasidariau vieną svarbų pakankamai darbą. Tai prasivedžiau kondicionieriaus vamzdelius donorinius, pasijungiau prie radiatoriaus. Reikės užsisukti atgal vakuumo pūslę, kadangi šiek tiek maišę pravesti. Taip pat prasivedžiau naują laidą, kuris eina vat čianais, vat šito vat du laideliai maitinimo nuo originalių vietų saugiklinėje maitinimui ISM blokui ir pavarų dėžės kompui. Taip pat reikės dar vieną laidą prasivesti nuo bagažinės samo. Ten jungsis eko pompa, ta vadinama, start-stopui. Nežinau, šiaip nemėgstu to start-stopą, bet padarysiu, kadangi jau jinai yra, kad veiktų. Tai vat, tokie vat darbeliai. Taip pat esu užsakęs ir ESP modulį, nes šitas yra visiškai skirtas tik tais hibridui ir jisai čianais netinka. Aišku, nesmagus dalykas jau, kad prieš sugendant automobilį jau esu pakeitęs ir vamzdelius kai kurios, ir stabdžių šlangutės. Ir vat teks vėl viską orinti iš naujo ir per naują pajunginėti. Nu, bet ką darysi? Situacija yra kaip yra. Laukiu kronšteinų, laukiu vandens pompas naujos ir bandysiu rinkti priekį variklio. Reikės irgi dėti kondicionieriaus siurblį į vietą. Na, viskas po biškį susirinkinės. Darbo kaip ir nemažai dar surinkti viską iki galo, bet kaip jau ir matosi finišo tiesioje, nes dabar bent jau aišku, ko šitai mašinai reikia, kad atstatyti iš hibrido į paprastą variantą. Tai ką darysi? Čia jau toksai labiau principo reikalas, kad padarys šitą automobilį važiuojantį, pats savo pasižadėjau, tai taip ir padarysiu. Tai vat, kol kas tiek, na ir judam prie kitų darbų. Tai ką, šioks toks update'as. Matom, yra sulituotų laidų, aišku, čia tais labai netvarkiau kol kas grožio, bet yra sulituoti laidai, turėtų jau prisijungti automobilio bendra sistema prie pavarų dėžės ir ISM bloko. Tai kol laukiu vis dar detalių, tai automobilį nusileisiu žemyn, pasijungsiu akumuliatorių. Ir reikės prisirišti variklio kompą, pavarų dėžę, ISM bloką ir bandysim visus šitos dalykus suporuoti, kad galėtų automobilis sukti starterį. Na ką, praėjo porą dienų ir jau gavau keletą detalių, kurios yra reikalingos. Tai matom, yra uždėtas jau priekį kronšteinas, uždėtas skremulys pagrindinis, įtempėjas naujas, ratukas vienas, vandens pompa nauja. Uždėtas jau yra kondicionieriaus kompresorius, jau yra vienas vamzdelis pajungtas prie jo.
Taip pat naujas, originalus Mercedes termostatas. Jį irgi jau tojaus montuosiu. Trūksta iš tikrųjų generatoriaus, visgi generatorius netoks ir prie šito kronšteino netinka, bet jau užsakiau kitą naudotą ir jį reikės irgi sumontuoti. Tai pabiški dedasi visi reikalai, reikės dar šito kondicionieriaus valdymo solenoido laidus sujungti, kur priklauso ir kaip priklauso. Pratesti laidus iki generatoriaus valdymo ir turbūt su šita pusė bus tiek. Reikės dar sudėti radiatorius, nes jų čia nėra, ventiliatorių, sujungti aušinimo sistemą, interkulerio žarnas. Na, šiek tiek darbų dar yra, bet jau apsirinko nemažai ir jau yra tikrai smagiau. Tai vat, gerai, judam toliau prie darbų ir informuosiu, kaip ten kas vyksta. Na ką, po tėvystės atostogų pabiški grįžinėjau į darbus. Tai turim tokį čekutį ir EQP problemėlės yra su AdBlue sistema. Tai, kaip suprantat, jinai bus išjungta. Taip, turim 221 ir, kaip matom, yra išimtas variklio kompas. Šitoj vietoj. Šiuo metu rašosi programą, bet kol programa rašosi, tai esu pasijungęs kondicionieriaus stotelę ir pasižiūrėsim, kasgi čia nais gera pas mus. Tai bandom užvakuumuoti sistemą. Jeigu vakuumą laiko, tai bandysim papildyti freoną. Na tai visgi sistema pabiški leidžia. Negreitai, bet nepildysim. Tai reikės tvarkytis žiedelius ir galbūt kažkur tai netgi radiatorius leidžia. Na ką, turiu gerų naujienų savo YouTube kanalo sekėjams. Tai kas pas mane atvyksite kažkokių tai darbų, diagnostikos ir panašiai, tai gausite dovanų mano kvapuką firminį ir galėsite pasikabinti pas save automobilyje. Tai ačiū, kad sekate mano kanalą, bent jau taip galėsiu jums atsidėkoti, bent jau minimaliai, kad spaudžiate laikus, sekate kanalą ir komentuojate. Tai taip pat, manau, padarysim taip, kad 3 pakomentavę po šio video irgi gaus po 3 kvapukus, kuriuos išsiųsiu paštomatu į jūsų pasakytą adresą. Tai būtinai rašykit, komentuokit ir galimai gausite prizą. Turim žiemą žiemužėlę, kuri netikėtai ateina ir netikėtai dingsta. Ir turim 213. Šitam 213 yra darytas AdBlue veikimo korekcija. Padaryta irgi diagnostika. Tai buvo gedimas AdBlue sistemoje. Jį, sakykime, programiškai sutvarkėm ir daugiau gedimų nebekels. Taip, šitam GLK darysim variklio programos atstatymą į originalą. Programa buvo daryta ir čipuota kažkur tai Norvegijoje ir buvo blogai padaryta. Tai žmogus nori atstatyti į originalą, taip pat galimai reikės daryti DPF regeneraciją. Tai nieko nelaukiam ir pradedam darbus. Taip, turim dar vieną problemėlę su GLK. Tai kaip matom yra 11.04, o spidometrė 11.16. Tai bandant nustatyti laiką, duoda tik kas pusvalandį. Čia yra sudėtas Androidas ir kažkas tai negerai yra su GPS antena. Tai dėl to yra problemėlė su laiko nustatymu. Negali tiksliai nustatyti laiko. Tai padarysime, kad laikas nusistatinėtų per spidometrą. Ir dabar pasijungsiu kompą, reikės dar atnaujinti variklio programinę versiją iki originalios. Ne atnaujinti, o atstatyti. Tai ir darom. Na vat, turim jau sutvarkytą programą, atstatytą į originalę. Taip pat turime sutvarkytą
ratuką multimedijos. Tai vat matom, galima jau ir šonus pavaikščioti. Problema dažniausiai būna šitame ratuke, kad sulūžta viduje lazdelė plastikinė. Tai dabar sudėta čionais yra pakaitinė, stipresnė. Ir viskas, automobilis iš esmės yra paruoštas. Dar padarėm diagnostiką bevažiuojant. Yra problemėlių iš tikrųjų su purkštukais, neidealiai dirba. Tai reikės juos dar pasižiūrėti. Bet padaryta variklio originali programa, sutvarkytas ratukas, bendra diagnostika. Ir tiek su automobiliu šituo. Dar buvo ratuko irgi bemontuojant Androidą, kažkas tai montavo. Buvo ratuko vienas laidas pažeistas, tai irgi tas dalykas sutvarkytas. Tai va tokie dalykai, su šito gal ką, judam toliau. Taip, turim emailą, montavau jam Androidą. Androidas yra iš mano emailo, savo pasikeičiau biškį į kitokį. Čia va, turim seną magnetolą, tai viskas visai neblogai susimontavo. Atrodo visai tvarkingai ir gražiai. Na, šitos magnetolos man labiau patinka asmeniškai, dėl to, kad jos atrodo panašiau į originalą, negu kad dabar susimontavau su pilnu ekranu. Tai patogu, kad šitą turim garso ratuką, tai galima greitai pagarsinti, patildinti. Na, bet dėjau naujesnę šiek tiek, šitą irgi veikia viskas tvarkoj, bet tiesiog norėjau pasikeisti, atsišviežinti. Tai vat, tokie dalykai su šito ML ir judam toliau. Na ką, iš ryto nieko nelaukiam ir griebiam CLS-ą. Turim čekutį, pagal viską NOx sensoriai. Taip, benzinė irgi būna tokių, tai pasižiūrėsim, jeigu ką, teks juos programuoti lauk. Taigi, turim 205, kuriam yra problemėlių su AdBlue. AdBlue korekcija veikimo jau padaryta, dabar reikės tik tai panaikinti šitą meniu. Ir viskas, automobilis galės toliau keliauti. Taip, turim 204 C klasę ir 212 E klasę. Tai 212 darysim EGR DPF veikimo korekciją, o šitai C klasė jau esu padaręs pavarų dėžės adaptaciją. Taip pat darysim žibintų darbo korekciją, tai įjungsim, kad su dienos šviesom veiktų ir gabaritai. Taip pat reikės padaryti, kad neveiktų droselinė sklendė, ją išprogramuoti. Ir dar keletą dalykėlių diagnostinių ir taip toliau reikės irgi pasižiūrėti šitai mašinai. Nu, va, taip atrodo po žibintų kodavimo, kad degtų kartu gabaritai ir dienos šviesos žibintai. Ir va taip atrodo naktį degimas žibintų. Na, čia mirksi, aišku, dėl kameros refresh rate, bet tai va, visai neblogai atrodo ir naktį. Taip, turim 212 ir jam reikia pakeisti užvedimo spiną. Spina jau yra ištraukta, turiu ją rankose ir nešuosi ant stalo, į ją reikės klonuoti. Ok, šiandien turim va, tokį piktą spogą, kas nežino, AMG A klasė, Cam 5S ir turėsim problemėlių su variklio kompu. Tiksliau programa, kuri yra viduje. Čia darytas Stage 2 su downtype'ais, taip toliau viskom. Ir nėra gerai padaryti žemėlapiai su sukimo momentu. Tai meta klaidas, nebeduoda gazo, tai reikės visą šitą dalyką perdaryti. Nu, šiandien važinėjau su tokia mašina. Bet yra kas su S klasėm važinėja. Piliečiai tokie. Na ką, turime 222 S klasę ir jai darėm AdBlue korekciją veikimo. Buvo sugedusi sistemoje tiekimo linija, varvėjo, tai kad nelaukti 3+ savaičių pas dilerį naujos linijos, tai žmogus nusprendė tiesiog pakoreguoti veikimą šitos sistemos ir išspręsti visam laikui to AdBlue
veikimo galimus ir galimai tikrai kelsiamus nemalonumus. Tai vat, su šituo susitvarkėm ir einu dabar tą patį darysiu dar C klasiai. Ok, turim S klasę, 221 ir atvažiavusi problemėlė, kad iškraudinėja akumą. Bet problemas to nesibaigia, kaip matom, yra nukritusi mašina, pastovėjo porą dienų ir nukrito. Tai dabar bando jinai kažkaip tai pasikelti. Kaip matom, jau galas pamažu kyla. Ir šitam automobiliui pakeičiau pečiuko valdymo modulį. Jisai iškraudinėjo akumuliatorių. Tai pakeitus dabar žiūrėsim, kaip viskas tenais su juo, ar tvarkingai, ar ne. Iškrova būdavo nedidelė, bet per kokias 3-4 dienas iškraudavo akumuliatorių taip, kad jau automobilis nebeužsikurdavo. Antradienio rytas prasideda nuo 104 ml ir jam dėsim naujesnį vairą. Tai dėsim nuo faceliftinio modelio. Taip pat reikės sumontuoti magnetolai Bluetooth audio priedėlį, kad galima būtų klausyti muziką ir galima būtų kalbėtis laisvų rankų įrangą. Taigi, jau turim faceliftinį vairą sumontavę. Visi mygtukai, viskas veikia, vat, kaip matom, meniu galim pravaikščioti, viskas kuo puikiausiai. Taip pat jau sumontavau Bluetooth audio adapterį, tai čia turiu darbinį telefoną savo. Ir kaip matom, viskas veikia bevėlių būdu. Muzika groja bevėlių būdu, taip pat yra galimybė laisvų rankų įrangai. Aišku, jos galima būtų ir nenaudoti, kadangi su kai kuriais telefonais šitas priedėlis turi pašnekovo problemą. Tai yra pašnekovas girdi savo balsą aidu šnekant pokalbyje, bet toksai, sakykime, šita įranga labiau yra tam, kad galima būtų klausytis muzikos. Tai tą ir įgyvendinam, ML-as šiek tiek gavo technologijų daugiau. Tai vat, per Bluetooth'ą dabar galima ir muziką klausyti. Šitą priedėlį vėlgi galima montuoti į bet kurį praktiškai automobilį, kuriame yra AUX kanalas. Tai labai populiaru, ypač šią vasarą buvo 221 S klasės Mersams montuoti. Tai praktiškai ir į 211 galima, 203, ten, kur yra AUX kanalas. Tai vat, tokie dalykai. Su šitą mašiną tiek judam toliau. Visai neblogas oras laukia. Tai darbuojasi čianais prie ML. Ir turim čianais su durelėm problemą. Tiksliau su laidynu esančių durelėse. Kaip matom, yra problemėlių su kontaktais. Vienas kontaktas yra užlenktas. Ir dar 2 kontaktai yra iš vis įstumti į durelės, į gilin, tai reikės pabandyti visą šitą dalyką sutvarkyti. Turim jau veikiantį. Ok, turim čianais CLS 218 ir jam darysim aukščio kalibraciją. Važiuoklė šiek tiek yra nelygiai stovinti. Buvo pakeistas vožtuvų blokas pas klientą ir reikės dabar sukalibruoti aukštį. Taip, aukštis jau yra sukalibruotas, tai yra priekis paleistas panašiai apie 2 cm, o galas yra dešiniai pusėje šiek tiek pakeltas apie 0,5 cm. Ir yra dar padarytas vienas dalykas. Sėdame mašiną ir yra įrašytas papildomi 2 režimai. Tai kaip matom, yra A Agility, M Manual ir E ir S. Tai ES buvo jau standartė, Agility ir Manual buvo įrašyti papildomai. Dabar kas liko padaryti automobiliui, tai reikės išsitraukti variklio kompą ir padarysim pirmą stage. Išsitraukiau variklio kompą iš šito CLS-o
Ir kaip matot, jau čia yra hermetika pritepta ant kompą, tai jau kažkas ten buvo lysta į vidų. Negana to, yra trūkumas, čia yra fiksatoriai, o šitoje pusėje fiksatorių nėra ant fiškės. Galbūt kažką tai sugalvos, gal rasi kažką nuo senų fiškių, bet jau yra niuansai. Na, ką darysi? Gerai, nešuosi ant stalo kompą ir darysim pirmą steidžą. Na vat, viskas. CLS-as sutvarkytas, padaryta. Jokių klaidų, viskas žalia ir automobilis jau yra paruoštas važiuoti. Taigi, turim 2.11 ir bandysim montuoti Androidą. Jau esu šiek tiek praserdęs panelę, jau yra atpalaiduota magnetola. Žmogus pats bandė susimontuoti, bet nepavyko, tai bandysim mes. Išiminėjusiu dabar šitą, jungsies optikos dekoderį, kadangi čia yra optinis ratas, kuris bendrauja tarp magnetolos ir garso stiprintuvo, tai reikės dėti dekoderį ir viską sujungti. Tai kibami darbus. Nu ką, turim jau pajungtas Androidas. Yra niuansas tik tai, kad nėra komplektacijoje radio antenos, o radio antena čia nesijungiasi į tunerį, tai kol kas neveiks, reikėtų pastatyti išorinę radio anteną. Taip pat neveikia viena kolonėlė, bet čia ne nuo Androido jungimo, o tiesiog neveikia. Tai vat, iš esmės pajungiau kaip prašė, tai turbūt tiek. Na vat, vairas jau sumontuotas, viskas yra tvarkoj. Reikėjo šiek tiek pažaisti su elektronika, bet mygtukai veikia. O senas vairas yra vat čia. Tai matot, iki faceliftinis vairas ant prie facelifto automobilio. Tai vat, tiek žinių, lekiam prie kitų automobilių. Na ką, lyg ir baigtas remontas GLC, bandysim kurti. Opa, turim. Tai dega čekas, bet automobilis užsikūrė. Tai jau gerai. Priminsiu, automobilis atkeliavo pas mane ant tralo ir jį reikėjo gaivinti. Buvo manimas, kad variklio kompas, bet jį pakeitus visiškai tas pats buvo. Tai reikėjo šiek tiek patvarkyti laidus ir, kaip matom, automobilis užsikūrė. Tai reikės dar automobilį šiek tiek padaryti aukščio kalibraciją, pažeminti jį. Ir tiek, pasižiūrėsim dar dėl ko čekas. Ir manau, kad turbūt jau šiandien gal ir atiduosim. Taip, atkeliavo 205 skidelio keitimui. Tai čia yra paprastas analoginis skidelis, kaip matom. Ir reikės montuoti skaitmeninį pilnai. Ok, tai jau turime skidelį pilnai LCD. Kaip galim pasižiūrėti, tai yra ir AMG meniu padarytas ir galim pasižiūrėti, kokias su tuo yra animacijos. Tai vat yra tokia ir klasikinė. Tai tarkim paliekam Super Sport, visgi įdomesnė, ir galime pasižiūrėti AMG Performance, tai papildoma informacija iš variklio, taip pat pavarų dėžė ESP, yra papildoma informacija gyro sensorius, rato laikmatis ir yra kiek kilovatų ir niutonų automobilis dabar išvysto. Tai va tokie dalykai. Galim pasižiūrėti ir rida taip pat yra atvaizduojama originali. Tai va tokie dalykai. Taip pat dar padarysim ir skydeliui, tiksliau ne skydeliui, o magnetolai. Tai perkrauna magnetolą. Ir turim AMG logotipą ir ant magnetolos. Tai va tokie smagus dalykai. Liko dar kelis dalykus pakoduoti automobiliui ir turbūt jau reikės jį paleisti. Sveiki,
na ką, turim va tokią C klasę 205 ir ji bus ruošiama pardavimui. Tai jeigu kažką tai domina, nežinau, kai šita serija išeis, galbūt jos jau ir nebebus, bet galite sekti Instagramą mano ir tenais bus visa informacija apie šitą C klasę. Tai šiek tiek apie ją, tai 2.1 dizeliukas, 15 metai, turi distroniką, ledai priekyje, žibintai ir 17 ratukai, vasarinės padangos. Salonas medžiaginis šildomas. Salone nėra labai daug kažkokių tai priedų pribombasų, bet matom, yra va toks vairiukas. Pakeisiu mygtukus, kad nebūtų apibrūžinti. Taip pat reikės papoliruoti centrinę konsolę, nes biškį pabrūžinta. 312 000 ridos. Turi kablį. Visos ekologinės sistemos veikia, tai kol kas vat, tokia informacija. Šiek tiek vat, prasisiurbiau, prasivaliau, reikės galbūt įsivijam dar cheminį valymą padaryti ir automobilis bus ruošiamas parduoti. Kaina, manau, kažkas tai bus galbūt apie 12 000, tai žiūrėsim dar kas čia gausis. Turi dar vieną niuansą automobilis. Tai buvo keistas dešinys sparnas ir buvo įdėtas neoriginalus plieninis, tai jisai jau pradėjęs yra rūdyti. Esu nupirkęs aliuminį ir jį reikės uždėti. Tai vat tokie dalykai, tokia vat C klasė. Šiaip buvo gavusi į priekį šiek tiek, bet nesmarkiai. Olandijai netgi žibintai liko tie patys, tai buvo pakeistas sparnas ir bamperis, kiek pamenu. Tai va, tokie dalykai. Judam prie jos tvarkymo. Taigi, turim va tokį daužtą GL. Jisai yra iš Amerikos. Ir kokius 4 mėnesius, kaip sakė klientas, stovėjo pas meistras ir bandė jį užkurti ir sutvarkyti, padaryti, kad jisai važiuotų. Kaip girdim, yra va tokie pipsėjimai. Tai yra netgi va tokių atlaidukų visokių čia prikarpyta. Ir problema yra ta, kad yra demontuotas ISM blokas, matom 2 blokus. Vienas iš blokų yra šitas originalus ir kitas blokas, šitas yra 20 metų. Tai nemanau, kad jisai čia nestiks, nes jau jame bus FBS4 sistema. Teoriškai galima būtų pritaikyti, bet praktiškai nelabai gausis. Tai va, tokie dalykai su šituo GL. Bandysim jį atgaivinti ir padaryti važiuojantį. O kad jį padaryti važiuojantį, reikia pradžiai bandyti atsidaryti kapotą. Čia matom visokių saugumo variantų pridaryta. Tai reikės pasijungti powerbank prie automobilio. Šitas čia. Minusas čia. Matom, yra 4,8 voltų. Ir bandom jungti. Tai turim 10,5 voltų. Ir žiūrėsim, ką automobilis iš savęs čia gali papasakoti. Na, vat, maždaug toks vaizdelis. Turiu pasijungęs akumuliatoriaus įkroviklį. Ir jau esu pasikėlęs aukščiau pneumatiką. Tai, kad būtų lengviau susidėti ISM bloką. Taip pat pasidėsiu apsaugą, kad automobilis netyčia neužkrystų. Ar sprogtų pagalvę, ar dar kažkas tai, kad likčiau gyvas. Tai vat, lysiu po mašiną ir dėsiu į ISM bloką. Ok, GL-as užkurtas, viskas kaip ir tvarkoj, tik tai neturiu galimybės dabar prisukti kardanų. Tai laukiu kolegos, attempsim pas į automobilį ir prisisuksim. Na ką, lėkiu su ceškė, reikia šiek tiek prasivažiuoti, pasižiūrėti, ar viskas su jie tvarkoj.
Čia turiu pilną automobilį prisikrovęs ratų ir padangų. Šiek tiek reikėjo pamainimą, pamontavimą padaryti. Reikės ir savai C klasiai pakeisti vasarinius ratus ir bus vieni ratai pardavime 17-iniai irgi tinkantis C klasiai su slėgio davikliais. Tai tokie dalykai. Kol kas su šita C klasė visai man viskas patinka, važiuoja puikiai, viskas tvarkoj. Minkštai, nieks nebarška, kuro sąnaudas nedidelės, tai tikrai superinis automobiliukas. Taigi turim 213 E klasę, dizeliuką ir reikia padaryti jai AMG meniu. Tai viską jau kaip ir esu suprogramavęs, perkraunam skydelį. Ir kaip matom, yra atsiradę dabar jau skalė 280 km/h. Taip pat atsirado AMG meniu. Tai yra tepalo temperatūra variklyje, pavarų dėžės temperatūra, giroskopas, ratai veikimo laikas ir kilovatai niutonai. Taip pat, pasižiūrėsim, kokiu čia dar yra dizaino. Sportinis toks ir progresyvus toks. Iš esmės, to jau parodysiu, kokį dar galima padaryti dizainą šitam skydeliui. Taip, tai matom sekantį variantą, ką galima padaryti. Tai toks yra Sport, toks yra Classic, tai matom yra V8 biturbo parašyta, progresyvus, tokie skydeliai galimi. Bet kadangi žmogus norėjo paprasčiau, sakykime, ir tik matyti informaciją, tai perkraunam ir padarom skydelį atgal, koks buvo su 280 km/h skalė. Na va, perkrovėm atgal skydelį ir jisai jau yra paruoštas. Tai dabar reikės dar pasijungti prie magnetolos ir suaktyvuoti CarPlay funkciją. Taip, tai dar yra suaktyvinta Android Auto ir Apple CarPlay funkcijos. Tai turim čia USB lizdą, pasijungus laidą, pasijungus telefoną ir galėsit matyti visas šitas funkcijas, jomis naudotis. Tai vat, ir dabar kas liko, tai AdBlue korekcija. Na ką, rytas prasideda nuo sprinteriuko. Sprinteriukui reikės bandyti sukalibruoti purkštukus. Tai bandom, sėdam ir darom. Taip, o čianais turime 212 su tokiom atlaidelėm. Tai yra keleivio vairuotojo airbagas į kojas meta klaidą ir meta prie seifą. Tai koližino radaras neveikia ir vairuotojo į kelius airbagas. Tai patvarkysim programiškai ir turėtų viskas būti tvarkoj. Taip, turim čia nais tokį 213. Ne, ten lipu. Taip, turim 213 ir jam reikės, kaip matot, su AdBlue susitvarkyti. Ir reikės dar keletą dalykėlių padaryti programiškai, kad automobilis galima būtų eksploatuoti toliau. Taip, tai su 213 situacija tokia. Automobilis dirba, viskas ok, AdBlue korekcija yra padaryta. Problemėlė yra su radaru. Kaip matom, jisai ir kreivai stovi. Ir čionais visos metalinės konstrukcijos yra palankstytos. Tai pasirodo, automobilis buvo avarijoje ir jį tiesiog sumetė, nesudėjo tvarkingai, kažką atitampė turbūt. Ir radaras neveiks, kadangi jisai stovi netiesiai. Taip pat yra ir su kamero reikalų. Tai kaip matom, vieną kamerą ten viduj pavalus, irgi reikia arba valytis, arba kažką ten tvarkyti.
Nežinau, pabandysiu galbūt nusiimti, pasižiūrėsiu, gal pavyks pravalyti, bet manau, kad šiandien vien to neužteks. Plius dar problemėlės yra su pagrindiniu akumuliatorium, jį irgi reikia pasikeisti. Tai tokių namų darbų duosiu šiek tiek klientui. O dabar baigiau nusiskaitinėti klaidas ir manau, kad turbūt automobilį jau reikės atiduoti.